Iškvepiam, į dešinę pusę iškvepiam, į priekį, į kairę pusę, į priekį, į dešinę, į priekį, į kairę. Pakylam ir rankas paleidžiam. Padėkojam rankom. Ir keičiam, pakeliam kairę. Spauskit, spauskit, tempkit žemyn, žemyn. Ir iškvepiam į priekį, įkvepiam, iškvepiam į vieną pusę, iškvepiam į priekį ir iškvepiam. Gerai? Šaunuoliai, ir visą laiką turit šypsotis, nes jūsų šypsena baido debesis. Įkvepiam rankos į viršų, pirštelius pamankštinam. Pasiimat kairės rankos pirštą ir kiekvieną savo nusipiešėt šypseną visai dienai. Buvot šaunuoliai, daugiau nebekankinu, sėdat ant savo transporto priemonių ir geros jums kelionės. Kas dar neusiregistravę, tai prašom dar padaryti, tai nes to jau žygis prasidės, tai paskubėti prašom. Ar nepajėgsit įveikti trasos, tai yra ten baltas autobusiukas, ne? Baltas autobusiukas ir jisai priklauso jūsų dviratį ir aišku jūs pačius. Tai taip, kad saugus kelyje iš visų pusių. Gerai, nes galvoju, kur mano draugų.
Jėzau, tu ne... Užeikit, prasidėdu. Reikia išbandyti, nepralaidi vandenį. Jėčia, įbirgi. Kad ir kiek tai. Aš gal savo įsigrėk. Tado atsakė visi. Labai gaila dėl to. Iš tikrųjų, buvo super planas nuvažiuoti iki Kumelionių piliakalnių. Paskui teko pakoreguoti, nuvažiuoti iki poilsiavietės toliau. Kadangi tas planas irgi neišdegė, tada trumpinom kelią. Tas lietus nekadėjęs. Šito projekto buvo tikslas šviesti visuomenę ekologijos atžvilgiu.
Tai kad jeigu nėra būtinybės mums pasimti motorinės transporto priemonės į rankas, mes imkime dviratį ir važiuokime. Marijampolė nėra didelis miestas, susisiekimas yra netolimas, per 20 minučių, manau, suvažiuonėti galima iš vieno miesto galo į kitą. Buvo pagrindinis tikslas dėl takų dviračių, nes nėra jų normalių, užvažiavimai blogi, toliau prie to Piliakalnio nėra net nuorodų visokių, apskritai trūksta šitų dalykų. Ir norim atkreipti vairuotojų dėmesį į dviratininką. Bet manau, šitie visi iškelti mūsų klausimai bus perduoti antradienį pačiam merui. Dabar norėtumėm iš tikrųjų apdovanoti kai kuriuos dalyvius. Ką sveikinu, atlaikius išbandymą didelį. Diplomas. Jauniausia dalyviai Simona. 5 metukų. Kur Simona? Sveikinu, jaunuolį. Prašau. Mamytė, sveikinu, ranką paspaudžiu už tave. Gausiausia šeima, tai yra gausiausia šeima, Juočių šeima. Atstovą prašome. Visus prizus Ir paskutinis diplomas bus vyriausias pas mus Vytautas Dambrauskas. 85 metai žmogus. Aš nelabai visus matau šlapiausiam. Aš šlapiausiam. Yra tau. Šalmuolis, kad išvėrė čia. Kokį šalmas kietas. Prašau. Sveikinu. Šalmuolį. 58 numeriukas. Nu yra taip tu. O, šalmuolis.